Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Koksgi Portugalas, tikras lietuvis yra Davidas Afonso jau. Taigi Hegelman komandos startinis 11-tukas. Armanavičius suklupo, bet kamuolio Hegelman komanda nepraranda ir dabar veržiasi link baudos aikštelės. Perdavimas ten. Perdavimas link vartų ir čia pavojinga buvo situacija ir galiausiai kamuolys įkrenta į Gargždų Bangos vartus. Hegelman komanda džiaugiasi. Šoka, štai tokie pergalės šokiai. Čia dar kartą situacijos pakartojimas. Gera. O čia panašu viskas, įvartis yra atšaukiamas. Gargždų paliko aikštę kamuolys. Greitai jį grąžina į žaidimą Valdas Antužis. Vaidas Magdušauskas veržėsi link baudos aikštelės, jau atsidūrė joje. Perdavimas ir paliekamas smūgis. Rokas Filipavičius. Kokią patrankėlę čia paleidžia Rokas Filipavičius. Na ir bus įdomu pažiūrėti dar kartą. Ant kupros nešasi ne tik pagirimus ir šlovę už šį įvartį, bet ir Arono Lukbogį Rokas Filipavičius. Čia aišku. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia suirutė baudos aikštelėje ir neblogą progą turėjo. Smūgiavo ten gynybos linija, du vidurio gynėjai. Ir kraštuose lieka Karlosas Diukas ir taip pat po keitimo žengęs Vedadas Radonija. O Donatas Kazlauskas užims vieną iš vietų puolime. Perdavimas į baudos aikštelę, ten lietė ar nelietė kamuolį Ignas Venskus, dar galėsime įvertinti, bet faktas, jog po šios kombinacijos Arono Lukbogio siųsto kamuolio jis galiausiai atsidūrė Hegelman komandos vartuose. Čia ir Gargždų Bangos atsarginių žaidėjų suolelis, trenerių štabas triumfuoja, fanai. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia kamuolys skrieja link Gargždų Bangos vartų, bet Krinskis išgelbėja savo komandą. Pašokęs vartininkas atmušė kamuolį. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Čia Gargždų Banga apsigina ir kaip spurtuoja Aronas Olukbogi. Trumpas sustabdymas. Na, dar yra peržiūra, kurios keliauja pasižiūrėti pats. Dėl galimo žaidimo rankas. Aronas Olukbogi čia buvo šiek tiek pakėlęs ranką. Ar kamuolys lietė ją? Na, čia klausimas arbitrui. Taip. Kamuolys lietė Arono Olukbogi ranką ir yra skiriamas 11 metrų smūgis į Gargždų Bangos vartus. Pasitaisomas dar kamuolys reikiamoje vietoje. Ir įvartis! Vilius Armanavičius švelnina rezultatą 2-1 čia Gargžduose. Ir likusios beveik 13 minučių čia vėl mums grąžina intrigą. Užtik. Dabar yra vertingiau. Čia pavojinga situacija. Kamuolys praskriejo virš vartų. Natanas Žebrauskas. Viskas. Donatas Rumšas skelbia apie rungtynių pabaigą. Čia Gargžduose baigėme rungtynes su šviečiančia saule ir Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.